Labas rytas. Štai ir mūsų antra diena kelionės. Čia nekreipkim dėmesio, mūsų bardakas. Ką, šiandien dar esam Lenkijoje. Dabar eisim papusryčiauti ir mūsų laukia kelionė į Saksonijos, Šveicariją. Esam buvę prieš keletą metų, bet visai įdomu dar kartą nuvažiuoti, pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Na ir kaip pusrytukas? Liuks, kaip sakant, mano linksmų dešelės. Bet va čia, tai valgysim. Tuo eisiu kavytės pasidaryti. Nu ką, tašytė saugiai. Galim dar užsidaris gal. Tai va, mūsų viešbutėlis. Jeigu ką pamiršom, dar grįšim čia, galėsim pasiimti. Autobusas laukia, važiuosim į Vokietiją. Niekas į autobusą nenori lipti, nes labai karšta. Dabar yra 8 valandos beveik. Aš dar palauksiu šiaip. Gerai, kad šiandien mažiau važiuosim, nebe visą dieną bent jau. Prausę autobusą. Nu, vis reikia žiūrėti, kur kojas statai. Važiuoju, tarpelį. Čia kondicionierius nemokam. Renata, žiūrėk po kojom. Stengiuosi. Aš čia tai galim tikrai nukristi. Traukinys, laivelis, nu, žodžiu. Liuk. Tai aš galiu eiti, mes 3, va, dar vienas žmogus. Kaip sekas lipti? Kai? Rimtai? Man atrodo, mes alaus statysim visam autobus. Kažkodėl turinuojau. Vaidas rado vietą, iš kur galės paskraidyti. Tikiuosi, baudos negausim, nes čia kaip ir už tvoros. Bet ženklų nėra, kad negalim eiti, takelis pramintas. Manau, kad viskas bus okei. Ne, kišk rankas, krokodilas. Nu, kel. Biški, padusom. Yra ką veikti. Šuniukai keliauja po žymės vietas. Krepšyje.
Jam tai gerai, jį tai neša. Tai va, papuoliau. Gal pakomentuoti. Va, štai čia yra garsusis Bastėjos tiltas, į kurį važiuoja turistai iš viso pasaulio, iš visos Vokietijos ir net iš Lietuvos atvažiavo pilnas autobusas. Tirpsta mūsų laikas, tos 2 valandos, iš 2 valandų liko 40 minučių. Dabar lipam dar į vieną bokštelę ir dar į porą vietikių reiks nueiti. Kaip sakant, pavalgymo vieta visiems, kurie užlipo bent jau 100 laiptelių atgauti kalorijom. Nu, mes dar einam į paskutinį tiltuką, kuris man atrodo naujas visiškai, seniau nebuvo. Trolltunga, primenu. Nu jo. Tik su turėklais. Beveik trolltunga. Ir toks garantuotas. Toks rimtas. Nu, tai nesiekia nuo suolo. Aha. Va, iki apačios čia kokie 200 metrų. Ne, gal nebus tiek. Naik pasimaska tok ten. Tu ten tarp 100 žmonių. Tai va į šitą pusę. Ką, atsigersim alaus? Pavėsi. Einam. Kur tu čia rasi tą pavėsį? Čia viskas ant saulės. Tau... Usai? Aha, matas, kad skanu. Gerai, ne? Apsipyliau koją alumi, va, bala mano. Dabar einu ir koja slidinėja aluje. Dabar Vaidui likau skolingą alaus bokalą. Nu gerai, kad nedaug išpyliau. Jo, liko 15 minučių, einam link autobuso. Mes tie, kurie čia punktualus. Jo, kad nereiktų alaus visiems statyti. Čia vairavimo siaurais keliukais ypatumai, kai autobusai neprasilenkia. Vienas turi sustoti, kitas pravažiuoja. Kionigšteino tvirtovė. Rusai kažkur veda. Ar einam į tą Rusą? Atrasim patys. Артиллерия санови. Ну, gerai. Kaip iš to Karibų piratas. Nu, piratas. Tvirtovė, kurios nepaėmė nei vienas priešas. Kur tu paimsi ant tokią kalną? Dėl to, kad visi prisigerdavo iki tvirtovės ir kur tu da paimsi į alaus kraštą. Užėmė kaimą, prisigėrė, ai, kalon. Nu, viso, ir atgal. Vau. Renat, reikia nusipirkti iš Vyto šratą. Atvarai čia. Upa. Va, kaip tiek, kiek čia 6 colių kokių. Nu, ir lupi ten kur nors. Viena pusė atrakcija būtų turistų. Dabar palei sieną, palei tvorą, nežinau kaip čia pavadinti sieną. Sakė apie kilometro ilgio. Bandysim aplinkui apeiti, bet turim tik valandą ir 15 minučių. Jau kokį 15 minučių praėjo. O dar alaus atsigerti, dar rūsį surasti ir dar tą giliausią šulinį. Vyno sakė yra giliausia. Sudūžus, gal dar vyną lygiai, kurios kokiai paloj. O, tualet. O, šiaip tai bokštelis labiau. Įtarė tualet šitą. Ne? Ne, šaudimo bokštelis. Vieną skylę.
Tokiais koridoriukais. Taip ir netrodo, nu kas čia tolka, nu kas čia. Va, pažiūrėk. Va, aukštis. Arba čia eini ir obona. Nu kiek? 100 metrų. Jo, koks 100 metrų. Reikia atvažiuoti ir pamatyti. Ten pavaldiniai apačioj gyvena. Užeina badas, išeina ponas į šitą aikštelę, duonos trupinių pabarsto. Ir taip pabūkit sautis visi. Ne, normalų, kam tas radleris? Iki 40 eurų. Nu gal. Alutis gerai, vėl geriam. Aš nesuprantu. Tai va, baigiam apeiti kilometrinę sieną, nors dar ne visai pagal žemėlapį. Ir čia iš karto, tadam, vaizdas. Vaidas nusprendė, kad čia ledainė. Tai pažiūrėsim, duos ledukas ar ne. Čia ką? Pasikarti? Nu? Čia rimtai kartuvė. Pat šulinio, to. Pastraukus. Oho, toks nemažas. Ai, matai, čia biški reguliuoja eismą. Also having a camera hanging inside the well, lying down there. Then in 2018 somebody dropped his phone in the last year. Palauk, reikia laiptis eiti. Nes kalnų tapkės gali nesuveikti. Kondicionierių. Eiti šaldytuvą nereikėdavo. Mėsos prisikraunu. Ir net taigi užpuolų priešinį. Alkanį išbadėjo. A, jie čia alų geria. Mėsos šaldytuvus yra. Ir žvengia iš tų. Ateina žiemą ir iššal visi. Matai, kokios bačkos. Dar užsilygia kokio vinelio. Čia ne vinelė, čia mėsą sudydavo. Ai, mėsą sudydavo. Ne, tai jau tikrai vinelis. Labai humorai, tokia mažia trumpa. Ne, tai vinėlis va čia buvo. O, pušiuk. Čia su arkliais jaudau. Kadangi mano tapkės pasagų neturti, galiu paslyst net. Nuo kalėdų dar nenupoš. Nepasiek net. Mechanizm. Požiūrėk, vartai kokie. Tikrai verta išeiti. Проводу. Як це споглати, там як мава просто. Va, ten vytis kažkur yra. Liktais. Vartai ir dėl ko verta nulipti. O ten kampe vytis Lietuvos. Dėl to, kad vienas iš kunigaikščių, tiksliau karalių, Lietuvos Lenkijos valstybės valdė šitą pilį. Tiek, kas panešė šitą raktą, galėjo valdyti pilį. Tai va, palei žmogų. Nu toks, tiesiog kišenė įsimetė į visus toks. Va, man į kišenę. Ir rankinuką. Nu, ir išėjom iš pilies. Vytį radom, šulinį radom. Patrankų yra, tik šuvinių nėra. Ne, palauk, šulinys tai antras Europai giliausias. Ne pirmas irgi Vokietijai kažkur yra. Jau mineralinį pasisemtam, beveik nebe vandenį, jau mineralinį. Gal naftos, jeigu dar pagręžtum biškį. Rusijos toksai vėsus geras. Nu, ir ta tvora aplink, kurie apeina irgi tokia labai. Tikrai verta, skirkit laiko daug. Tikrai ne 2 valandas čia. Ne, kokias 2 mes valandas ir 15 minučių turėjom. Ne, tai siūlyčiau 5 valandų. Nesočiai būtų. Neskubam. Taip atvažiuoji, pavalgai, pasėdi, pasigrąži. Liuks. Ne, dar. Va ten Renata stovi.
Tokia mažutė. Palei šitą uolą visą. Nu ką, pilį aplankėm, dabar varysim šampano degustuoti. Važiavom į vynogyną. Ai, čia užkart kviečia apsipirkti, dar nepadegustavus? Ne, gal tiesiog. Čia gimsta vynas ir šampanas. Čia maždaug tokios bačkutės. Aha. Dėl to ir tie butelis to. More and back and shake and... Ką tūkstančių būtų. Jeigu bišį pamiršai yra. Look, this was the first day. Oh. What's up is a big bird. Mokinkis, kaip reikia pilstyti. But beer. You have beer in Litauen? Yes. Yeah. And wine? Still wine? Yes. A little bit. Esu bilietų nuolaidą. So this is a reduced price already. Okay. Žodžiu, nuolaidas nėra nuo. It's 15 euros. Nu, va, taip, sukčiai. Apgavo. Antroji mūsų nakvynė bus Dresdene. Mūsų viešbutis, registratūra. Ir mūsų kambarėlis. Saldainį nepadėjom, tokį jau. Vau, saldainiuką gavom, pažiūrėti. Tai gal, netgi balkoną turime. Seifas. Žiūrėk, da net yra kažko. Bet čia mokamusi. Ir čia vynelio galima. Mokamusi. Bet tu pažiūrėk, ką mes dar turim. Čia, man atrodo. Va, kas. Ui, kaip čia atidaryti? Aš jau bijau sulaužyti ką nors. Turėtų būti rosiukai, ne? Paspaus kažką. Pralyst galime. Durnuose. Gal specialiai. Turba, čia. Kas gali būti? Ai, žodžiu, ką čia smulkintis, taigi va. Paėmė. Ui. Va. Mūsų balkoniukas. Sugedęs gal. Na kaip. Jaučiasi nuolaidą. Gerai, man tai normaliai kažkaip. Einam per gatvę. Ieškom kebabinės. Išalko lietuviai. Žodžiu jau. Valgyt nori. Žodžiu, ir aš. Šiaip tai aš nelabai noriu valgyti, bet manau, kai naini į vietą, visad kvapas padaro savo darbą. Valgysim vietinio maisto. O mūsų vakarienė kebabiukai. Mažas kebabiukas. Tavo mėgstamiausias žymas, Japonija. Legendinis. Kebabą davė, nenorėjo šakutės, neįdėjo šakutės, bet paprašėm, tai davė. Nu kaip mes po namie valgysim. Ne, tai ten yra padėt, naim ir pasiėmė. Ir mes gynėjai. Nu, skanaus. Centras viena pusė. Nestovėk ant gatvės, numuš koks tramvajus. Tai va, čia yra mūsų viešbutukas. O va ten pirkom kebabus, kurių jau nebėra. Jie va čia, va. O, važiuoja. Bet aišku, nebespėsim, ko gero. Ką? Bėgam? Ne, bėgam. Einam, nusipirksim tą bilietą. A, yra aparatas? Oh, yes. Of course. Nu, va, viskas čia vietoj. Mes ir bandom nusipirkti bilietuką. Kešų nepriėm. Nesupratau,
Bus bairis, jeigu tik vieną kortelę likus. Gal 2 nebėra. Nu. Dienos bilietas 8 euriukai. Galioja iki 4 ryto. Atvažiavo mūsų tramvajus. Tuoj išmėginsim savo bilietą. Ką čia reikia daryti? Ar tu Zuikiu važiuosi? Nächste Haltestelle, Lohrmannstraße. Žiūrėk, davė. Sakau, ten buvo vienas bilietas likęs. Kaip įdomiai. Va, matai? Taip, kad Zuikiu neteks važiuoti. Nu, ar gerai važiuojam? Nächste Haltestelle, Mokritzer Straße. Svarbu į centrą. Tiesiog važiuojam kažkur į vakarėjantį Dresdeną. Aš spėju, kad senamiestis. Va, tengi bokštas. Devintas mūsų. Nu ką, eisim pagal saulę ir bokštą. Saulės nėra, tai bokštą. O namo grįšim pagal kompasą. Nu, žiauru. Eini ir va tokia va. Juoda jo. Įspūdingai atrodo. Jūs neįsivaizduojat kokią masę. Va, kur veiksmas vyksta. Senamiestyje, kavinukės. Muzika gyva groja. Eisim pasižiūrėti, kas ten vyksta. Žiūrėk, koks fontanas. Nu, tai aš tikiuosi bus pėsčiųjų perėja, nu, bet dviratis tai tiesiai važiuoja, net nesidairęs. O. Kažkaip čia pavojingai atrodo. Kas ten? Žerats geras, matai? Apžvalgos. Nu, einam ir mes taip pasidairiam šiek tiek. Ir tiesiai atsargi mašinos važiuoja. Va čia tai judesėlis. Greičiausiai. Dangaus spalvos kupolas. Kur eiti? Visą laiką tiesiai. Tiesiai visą laiką? Einam tiesiai visą laiką. Nu, bet jau veiksmėlis tai čia vyksta. Muzika groja, kala, diskoteka. Toks baisus dėdė. Gali išgąsdinti naktį. Dabar einam tuneliu. Tai dabar mes lauksim pirmo arba antro. Tenais va priekyje stotelėje. Turėsim persėsti. Pirmas, antras, o po to šiam ketvirtas. Tai čia vismas, tai. Tai ten gal daug pravažiuoja. Pasivaikščiom po naktinį Dresdeną, po senamiestį. Nu, nerealiai ten viskas atrodo. Tikrai verta, tikrai verta. Važiuojam su 12 kažkur. Kažkur bele kur.
Kaip sakant, kai sugalvoji naktim pasibaladuoti, tai ir eini tokiais va, visokiais patvoriais, kelias uždarytas, praėjimo nėra. Taip ir ieškai to tramvajaus, kuris sės, kad į viešbutį sugrįžti. A mes čia iš vis išeisim kažkur? Ai, va, žiūrėk, aplink. Reikėjo pasimti taksą ir pravažiuoti. Tai va. Nu, sulaukiam traukinio. Bandysim trumpinti kelią iki viešbučio. Sėdim, laukiam autobuso. Liko 3 minutės. Mes turėtumėm pasimti 64 autobusą. Kaip jį pasiimti, nelabai žinom. Kelsim ranką, ne? Bandom, ne? Tikiuosi sustos. Jam nėra kur dingti. Jis turi sustoti. Yes! Radom savo viešbutėlį. Parvažiavom laimingai. Nereikėjo eiti 6 kilometrų. Mums tiesiog pasisekė. Va, tikėkime įleis kas nors. Va, taksas čia pasirodo yra prie viešbučio. Mes jau taksą norėjom imti. Nes keliai remontuojami, troleibusai tai važiuoja, tai ne. Yes, very good. Very good. Autobusas dar neišvažiavo.